Sveiki! Šiandieną susitinkame apžvelgti Jonavos kultūros centro renginių repertuarą ir pirmiausia, jūs visus noriu pakviesti į Joninių slėnį, kur yra gausu renginių. Taigi pirmiausia, Liepos 16 dieną 19 val. Vyks dainuojamosios poezijos vakaras Vasaros spalvos, kurį jums pristatysime šiek tiek vėliau. Taip pat Liepos 23 dieną vyks pirmasis tarptautinis džiazo muzikos festivalis Jonava Jazz 2016, kurį taip pat pristatysime šiek tiek vėliau ir plačiau. Dabar kviečiu jūs į mažąją salę, kur Liepos 17 dieną 16 val. Vyks koncertas skirtas Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 83 metų sukakčiai. Koncertuoja Kėdainių kultūros centro senjorai ir Jonavos bočiai. Renginys yra nemokamas. Toliau keliaukime į meno galeriją, kur iki rugpjūčio 4 dienos bus eksponuojama respublikinė karikatūristų paroda Žengia pulkas linksmai. Toliau noriu pranešti visiems apie šokių vakarus vyresnio amžiaus žmonėms, kurie vyksta kultūros centro foje kiekvieną sekmadienį nuo 18 valandos. Taip pat noriu informuoti apie Liepos 15 dieną 17 val. Vykstantį Pažaislio muzikos festivalio koncertą Žeimių Švenčiausios mergelės Marijos gimimo bažnyčioje. Frank Martin mišias dvigubam chorui atlieka Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija. Šis koncertas yra nemokamas. Taip pat noriu informuoti, kad autobusas į Žeimius iš kultūros centro aikštelės išvyksta 16 val. Dabar kviečiame visus į Jonavos seniūnijas. Pirmiausia, Šiaulių kultūros centras Liepos 16 dieną 16 val. Kviečia į minėjimo koncertą Pakirsti sparnai Dariaus ir Girėno žūties metiniams paminėti. Renginys vyksta ant Paberžės piliakalnio. Kulvos kultūros centras Liepos 29 dieną 21 val. Kviečia į Oninių šventę Beržų paunksmėje. Renginys vyks Ruščiūnų kaime. Ir galiausiai Bukonių kultūros centras Liepos 30 dieną 19 val. Kviečia į Bukonių seniūnijos šventę Vasaros vėjai. Renginys vyks Bukonių mokyklos stadione. Taigi tiek informacijos šiandien, o kaip ir žadėjau, dabar kviečiu jūs visus plačiau pasidomėti apie renginius vykstančius Joninių slėnyje. Taigi, pirmiausia, susipažinsime su Ieva Kodelyte, Jonavos kultūros centro administratorė ir dainuojamosios poezijos vakaro Vasaros spalvos koordinatorė. Labą dieną. Liepos 16 dieną, 19 val. Jonavos Joninių slėnyje dainuojamosios poezijos vakaras Vasaros spalvos. Ieva, taigi papasakokite, kuo bus ypatingas šis vakaras ir ką mes girdėsime šio vakaro metu. Dainuojamosios poezijos vakaras, tai galima drąsiai sakyti tiem žmonėms, kurie girdi ne tik ausimis, bet ir širdimi. Tai gitaros, balsai, švelnios melodijos, nors gali būti geresnis vasaros vakaras. Pas mus atkeliauja šventė Jonavos krašto bardai Miglė Vasiliauskaitė, Monika Imbrasaitė, Gediminas Januškevičius, taip pat visiems gerai žinoma grupė Šain. Taip pat turėsime viešnią iš Vilniaus, tai Rūnė Kalvaitytė. Na ir žinoma bardų bardas Kostas Smoriginas, kurio pasirodymo turbūt visi labiausiai lauksime. Renginio metu taip pat bus galima pasivaišinti kava, arbata, šerbetu, lengvais užkandžiais, tad jonaviečius kviečiu prieš tai neprisivalgyti, o pasimėgauti užkandžiais gamtoje. Taigi tikriausiai tiek informacijos šį kartą ir labai dėkojame Ievai, iki kitų susitikimų su jumis. Iki. O dabar norėčiau plačiau pristatyti pirmąjį tarptautinį Jonava Jazz festivalį ir apie kurį mums papasakos jo iniciatorius ir organizatorius Aleksandras Dūnis, dar gerai žinomas džiazo gitaristas, dėstytojas, aranžuotojas ir vienas iš Jonavos kultūros centro meno vadovų. Sveiki. Aleksandrai, aš norėčiau jūsų paprašyti, ar galėtumėt mums pristatyti, kuom skiriasi džiazo muzika nuo visų kitų žanrų? Papasakoti. Džiazo muzika tai ne tik muzikos rūšis, tai specifinė muzikinė filosofija, kultūra, plačiai paplitus visam pasaulyje. Muzikinė filosofija, muzikinė kultūra.
vieninti žmonės ne tik pagal tautą, pagal specialybę, pagal rasę, pagal tikėjimą, pagal geopolitinius reiškinius. Tiesiog vienyje visus muzikantus ir leidžia jiem kalbėti vieną specifinę muzikinę kalbą, tai džiazo kalba. Antras skirtumas tai būtų džiazo harmonija. Akordų struktūra ir išdėstymas. Džiazo harmonija tai kitas, sakyčiau, labai sudėtingas mokslas. Džiazo muzikoje skirtingai nuo rock, pop muzikos naudojami ne paprasti akordai, muzikantai mane supras, o daugiau alteruoti daugiaaukščiai akordai. Džiazo harmonija tai turintis plačiausias galimybės šaltinis ir leidžiantis laisvai traktuoti akordų bei sąskambių derinius, bet kartu ir turi savo specifinis taisyklės. Ir būtent muzikantas kiekvienas pasirenka savo kažkokius būdingus akordus arba išdėstymus ir jos naudoja. Čia ir slypia komponavimo menas. Logiškas, įskoningas akordų išdėstymas ir realiam laike, palaikant su solistų kontaktą ir atskleidžia, duoda laisvę ir atskleidžia kiekvieno muzikanto lygį. Trečias skirtumas. Tai būtų specifinė ritminė pulsacija, svingas, kuris būdingas tik tai džiazo muzikai. Ketvirtas skirtumas, tai didžiulė bliuzo reikšmė. Čia yra dvi prasmės. Bliuzas kaip stilius, nemaišyti reikia su roku bliuzu. Ir bliuzas kaip muzikinė forma, tai dažniausiai 12 taktų muzikinė struktūra, pagal kurią vyksta džiazinė improvizacija. Taip pat čia mes turim blue note, bliuzinės natos sampratą. Taigi, Aleksandrai, dabar jau išsiaiškinome skirtumus ir specifiką, o gal dabar jau galėtų žiūrovai sužinoti, kada prasidės renginiai. Tai pirmiausia, galėčiau užakcentuoti, kad 23 dieną taip bus džiazo festivalis, o žinau, kad nuo 14 valandos prasidės veiksmas prie kultūros centro. Ar galite papasakoti plačiau, kągi mes pamatysime? Jau nuo 14 valandos jonaviečiai galės pamatyti prie kultūros centro koncertuojantį Alytaus Dikslendą, kuris apėjęs miestą pasuks link Joninių slėnį prie scenos, kur bus 15 valandą bus festivalio Jonava Jazz 2016 atidarymas. Taigi, 15 valandą įvykus atidarimui išgirsime ir kažkokias grupės, ar galėtumėte mums jas įvardinti? Tai be abejo, galėčiau. 15 valandą po atidarimo koncertuos vilniečių grupė The Swing Cats. Paskui po jų mes matysime džiazo senbuvius, klaipėdiečius, profesorių Saulį Šiaučiulį, Donatą Bukauską ir Arvydą Jofę. Toliau kitus džiazo meistrus iš Vilniaus. Tai Olegas Molokajėdovas ir Gediminas Laurinavičius ir aš. Ir jūs padėsite jiems. Ir žinau, kad šitą trijulę jūsų vadinasi Hammond Trio, taip? Taip, trijulė vadinasi Hammond Trio dėl to, kad Olegas Molokajėdovas šį kartą atveš tikrus Hammond vargonus. Supratau. Ir dar man rodos, vieni atlikėjai bus iš Vilniaus. Taip, po to mes matysime jaunus atlikėjus. Taip, vėlgi Olego Molokajėdovo mokiniai, labai jauni mokiniai, grupė vadinasi Silent Blast. Gerai, ir dabar norėčiau, kad informuoti taip labai įdomiai, kad šis koncertas yra pasiskirstęs į dvi dalis, ar ne? Tai vienas prasidės nuo atidarimo, o antroji koncerto dalis prasidės 19 valandą. Ir ar galite mums tada pristatyti grupės, kurios pasirodys nuo 19 valandos? Nuo 19 valandos matysite grupė Jazz Studio. Tai mano vadovaujama grupė Jonavos kultūros centro, kurioje groja kaip jauni muzikantai, taip ir jau patyrę džiazo muzikos meistrai. Tai vat ir labai iš tiesų jonaviečių, prašome jonaviečius palaikyti, taip? Taip pat dar matau, kad turėsime netgi tokį labai kvintetą įdomų iš užsienio. Gal galite plačiau pristatyti Manvydo Pratkelio džiazo kvintetą iš... Manvydo Pratkelio džiazo kvintetas tai tarptautinis džiazo ansamblis, kurio branduolį sudaro
Niderlandų karališkosios konservatorijos absolventai. Čia mes turėsim svečią Dorsey Jimins, trombonistas iš Jungtinių Amerikos valstijų. Taip pat Giovanni Bermúdez, kontrabosistas iš Ekvadoro. Šis ansamblis groja įvairią muziką nuo džiazo standartų iki savo kompozicijų, o taip pat originalių kompozicijų. Taip pat žinau, kad turėsime svečių iš Latvijos ir iš Kauno. Pristatykite juos. Iš Latvijos mes turėsim labai gerai žinomo Europoje saksofonisto Deniso Paškevičiaus kvartetą. O iš Kauno tai legendinis Lietuvos Kauno big bandas, švenčiantis jau savo 25-metį, ir jaunoji atlikėja Marija Grabštaitė. Taip pat žinau, kad turėsime ypatingą vedėją. Ar galite apie jį papasakoti? Taip, turėsim ypatingą vedėją. Tai Alfredas Kukaitis. Alfredas Kukaitis jau prieš maždaug 30 metų pradėjo vesti Kaunas Jazz festivalį. Na ir paskutinė festivalio dalis yra Jamsationas, kuris prasidės 22:30 Geltoname bare. Tai ar galėtumėte iš tikrųjų nepatyrusiam žmogui papasakoti, kasgi iš tiesų yra tas Jamsationas, kam jisai reikalingas ir kasgi ten vyksta iš tikrųjų to vakaro metu? Jamsationas, pažodžiu išvertus, tai yra uogienės sesija. Tai yra kiekvieno džiazo festivalio, sakykime, kaip kulminacija. Va čia prasideda tikrasis džiazas. Po koncerto ar po festivalio susirenka kamerinėje aplinkoje muzikantai, kurie dalyvavę festivalį ir tie, kurie nedalyvavę festivalį, pradeda groti kažkokias tai žinomas džiazo standartinės temas. Po vieną lipa į sceną solistai ir pagroja savo improvizaciją. Čia atsiskleidžia tikrasis veidas muzikantus, jų sugebėjimas greitai, spontaniškai mąstyti. Ir be abejo visi po kiekvieno improvizacijos žiūrovai visi paploja. Nes patikėkit manim, improvizacijos metu muzikantas išnaudoja labai daug energijos, ir protinės, ir fizinės. Čia toks esminis skirtumas. Ir dar ką noriu pasakyti apie Jamsationą, kad tai be abejo vieta, kur susirenka iš viso pasaulio, dažniausiai būna muzikantų, jeigu stambus festivalis. Ir šitoje vietoje užsimezga muzikantų draugystė ir auga nauji projektai, gimsta nauji projektai, džiazo projektai, kurios ateityje mato kitų festivalių žiūrovai. Iš tikrųjų, labai nuostabu. O dar norėčiau jūsų paklausti, iš tikrųjų žiūrovas dabar jau susidarė nuomonę apie džiazą. Kuom skiriasi džiazo koncertai nuo rock ar pop koncertų? Gal galite trumpai papasakoti? Čia yra tokie keli pagrindiniai skirtumai, kurie labai tokie specifiniai. Pavyzdžiui, jeigu jūs nuėdate į rock koncertą, į pop muzikos koncertą, be abejo yra aplodismentai, be abejo publika ploja, visi ploja. 1, 2, 3, 4. Džiazo muzika yra kitaip. Žiūrovai ploja ne į pirmą takto stiprią dalį, o į antrą. O taip, 1, 2, 3, 4. Va čia ir atskleidžia gal šiek tiek ir publikos kažkokį muzikinį suvokimą. Ir taip pat parodo, kad labai palaiko publiką tos muzikinius atlikėjus. Tai žodžiu, dabar mokinsimės ploti, ar ne, kadangi pirmasis džiazo festivalis Jonavoje, tai dabar žiūrovai žinos, kad į antrąją dalį reikia taktą ploti, ar ne, tada jau tai yra muzikantų palaikymas. Ir dar vienas, atsiprašau, dar yra vienas skirtumas toks, kad vidury paties kūrinio, kada atlikėjas groja būtent improvizaciją, o tada nepriklausomai nuo ritmo publika jam paploja. Jeigu improvizacija labai patiko, galima net ir rėkti, švilpti. Žodžiu, palaikyti galima taip, ar ne? Taip pat dabar aš iš tiesų noriu ir pasakyti visiems, informuoti visus žiūrovus, kad mūsų visi koncertai šitie rengiami yra nemokami, galite juose lankytis laisvai.
Ir dabar norėčiau tikriausiai jau padėkoti Aleksandrui už pokalbį, už informaciją. Ir norėčiau pranešti, kad daugiau informacijos apie šį bei kitus mūsų organizuojamus renginius galite rasti interneto svetainėje www.jkc.lt. O dabar su jumis atsisveikinu, viso geriausio.